Brangus broliai ir seserys Kristuje, gerbiamas eminencija, broliai vyskupai, broliai kunigai, sesės vienuolės, gerbiamas prezidentė ir ponė Diana. Mes kaip piligrimai jau ne pirmą baziliką įžengėm ir ne pro pirmas šventąsias duris. Ir vakar buvom tam didingam paminkle pastatytam Šventam Pauliui, o šiandien prie Švento Petro kapo. Ir tikrai tas didingumas pribloškia. Jis nustelbia įėjus į šią šventovę. Įžengęs ne vienas piligrimas dažnai žado netenka. Tiek daug, tiek grožio. Šita yra didžiausia bažnyčia krikščioniškam pasaulyje. Kupolas nuo žemės kylant yra 136 metrų aukščio. Tai yra 40 aukštų pastatas. Baldakimas, kuris puošia virš altoriaus, yra 29 metrų aukščio, 7 aukštų pastatas. Ir ne tik didumas, bet ir grožis. Michelangelo, kuris parengė šią kupolą, ir taip pat pieta, kurią matėm įeinant ką tik pro šventąsias duris. Bernino baldakimas ir Petro sostas apsoje bei glorija, nuo kurio šviečia šventoji dvasia, tai Bernino šedevrai. Ir net už durų pati aikštė apgaubia, simbolizuojant, kaip motina bažnyčia apglėbė visą pasaulį. Ir prie šito pastato prisidėjo daugybė garsių menininkų ir meistrų. Šitoj šventovėj nerasite freskų ar tapytų paveikslų, kaip įprasta mūsų bažnyčiose. Visi paveikslai, kuriuos mes matom šoniniuose altoriuose ir kupoloje, tai yra puošta mozaikomis. Čia yra didžiausias rinkinys mozaikinio meno pasaulyje. Ir visam šitam grožyje turime ir lietuvišką elementą. Grotose lietuvių koplyčioje, kur yra visai netoli apaštalo Petro kapo, Išeivijos dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas parengė projektą, kuris buvo įgyvendintas Išeivijos lietuvių surinktomis lėšomis. Pašventinta 1970 metais, tai yra šiais metais, sueis 55 metai lietuvių koplyčiai Švento Petro bazilikoje. Patalpa sukurta taip, kad nuotaika sušauktų su katakombų krikščionybė ir sudėtinga Lietuvos istorija. Centrinėje sienoje švyti mozaikinis su metalo elementais Vilniaus Aušros vartų gailestingumo motinos paveikslas. Rytinė siena inkomponuoti Lietuvos valdovų Mindaugo, Vytauto Didžiojo ir Jogailos ir jų statytų pirmųjų šalyje bažnyčių reliefai. Vakarinėje pusėje Šventasis Kazimieras ir Švento Juozapato bareliefai. Be to, Šventasis Juozapatas yra čia, palaidotas po šoniniu altoriumi. Taip pat apačioj Kražių bažnyčios bei Sibiro tremtinių knygelės Marija gelbėk mus atvaizdai.
o ant koplyčių varto stilizuota vytis. Daug meno, kuris mus ir traukia, ir atima kvapą, ir pribloškia. Bet jis viskas pastatytas parodyti ir pagerbti Šventą Petrą. Šventas Petras nukankintas visai netoli šios vietos, per kelią buvo jo kūnas nuneštas į kapinę šalia esantis vargšų ir ten greitai palaidotas. Bet tikintieji norėjo būti arti Petro ir pradėjo laidotis šalia jo kapo, aplink jo kapą, kad būtų arti to šventumo. Kai imperatorius Konstantinas norėjo pastatyti bažnyčią šitoj vietoj, jis viską darė, kad centras visos bažnyčios būtų virš Petro kapo. Ir jam nebuvo lengva užduotis, nes jis turėjo sunaikinti nemažai kapų, kad išlyginti, kad šitoj vietoj, tiksliai šitoj vietoj būtų pastatytas paminklas, bažnyčia virš jo kapo. Ir menas rodo į Šventą Petrą, žvelgiant aukštyn, aplink kupolą, 2 metrų aukščio raidėmis auksinėje mozaikos juostoje, apjuosiant 77 metrus aplink kupolą, yra žodžiai, kuriuos girdėjome šiandienos Evangelijoje. Tu esi Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et tibi dabo claves regni celorum. Tu esi Petras uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir tau duosiu dangaus karalystės raktus. Tai yra liudijimas ir atsakas į Petro tikėjimo išpažinimą. Petras, kurio primatas čia liudijimas. Visa bazilika atspindėdama Dievo didybę, rodo į Šventą Petrą. O Šventas Petras rodo į viešpatį Jėzų. Jis gavo tuos raktus dėl savo tikėjimo išpažinimo, kuriame irgi girdėjome šiandienos Evangelijoje, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tai buvo Švento Petro tikėjimo išpažinimas mūsų visų vardu. Ir jis rodo mums vienintelį tikrai vilties šaltinį Jėzų Kristų. Ir visas šis grožis ir didybė nublunka, net išnyksta šalia Dievo grožio ir galybės. Prisiminkime Jėzaus žodžius, kuriuos jis pasakė prie Jeruzalės šventyklos, jau artėjant jo kančiai ir mirčiai. Nugriaukite šią šventyklą ir aš ją atstatysiu per 3 dienas. Kaip mes reaguotumėm, jei išgirstumėm šiandien Jėzų mums tariant apie šitą šventyklą. Nugriaukite šią šventyklą ir aš ją atstatysiu per 3 dienas. Bet nepamirškime, per pranašą Izaiją duotą viešpatie žodį. Mano mintys ne jūsų mintys, o mano keliai ne jūsų keliai, sako viešpats. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius ir mano mintys jūsų mintis. Dievas iš tikrųjų
labiausiai atsiskleidžia ir veikia ne savo didybę, bet savo nuolankumu. Jo atėjimas mišių metu pas mus eucharistinės duonos pavidalu, tai yra jo kūno šventykla, yra labiau stulbinantis reiškinys, negu visa menama didybė šiomis dienomis patirtų bazilikų ir jų didingumo. Dėl Eucharistijos ir angelai neteko žado. Jo atleidimas mūsų nuodėmių kunigo ištartais žodžiais, išrišimo žodžiais ir kryžiaus ženklu turi didesnį efektą negu visi pastatyti jam paminklai ar visi pasaulio sukaupti turtai ar ginklai. Tai yra tikrasis Dievo didybės ir galybės pasirodymas mūsų tarpe, laiduojantis mums amžinąjį gyvenimą. Jis yra vienintelis tikrasis vilties šaltinis, kuris neapgauna ir nesibaigia. Brangus broliai ir seserys, jei šitą įleisim į savo širdis, supratimą Dievo didybės ir galybės, tai bus didžiausias šios piligrimystės vaisius. Jei sugebėsime prisiminti tikrą mūsų vilties šaltinį ir jį liudyti kitiems. Abu popiežiai, kurie aplankė mus Lietuvoje, šitą mums liudijo. Jonas Paulius II 93 metais. Jo vizito tema buvo liudykime Kristų, kuris mus išvadavo. O popiežius Pranciškus 18 metų vizito tema buvo Jėzus Kristus mūsų viltis. Atrodo, kad Dievas kartoja, kad mes išmoktumėm ir įsileistumėm į savo širdis, kad Jis ir vien tik Jis yra mūsų viltis ir mūsų jėga. Jei pasiliksime su juo, niekas neatims iš mūsų vilties. Kaip tas grožis, kuris gali mus paveikti ir nustelbti gerąją prasme. Panašiai blogis bando mus paveikti ir atimti mūsų ramybę ir viltį. Gyvename išbandymo metuose. Gyvenimas, kur stulbina ir baugina visais dalykais. Karai, galios naudojimas, nežinia, bet jog mes girdėjome Kristaus pažadą duotą Petrui šiandienos Evangelijoje. Ir pragaro vartai jos nenugalės. Niekas negali atimti iš mūsų tos ramybės ir tos vilties, jei mes nenusisukam savo žvilgsnio, savo gyvenimo nuo Jėzaus. Kartu su psalmistu kartojant, mane viešpats gano. Man nieko nestinga, nei keliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Būkime ir mes pasirengę atsiliepti į Jėzaus mokiniams užduotą klausimą. O kuo jūs mane laikote? Su apaštalu Petru išpažindami, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Arba su apaštalu Tomu, suabejojusiu, bet atsivertusiu, tariant mano viešpats ir mano Dievas. Ta jausmą, kur mes turėjom įžengiant į šią šventovę,
perleiskime į savo širdis, kad Eucharistijoje ir sakramentuose mes leistumėm viešpaties galybę nustelbt mus. Leiskime viešpačiui kiekvienose mišiose, kiekvieną kartą patiriant jo begalinį gailestingumą sutaikinimo sakramente, nustulbint jo didumu, jo didybę, jo gailestingumu. Šią naujai išgyventą patirtį, naujai išgyventą viltį parsiveškime į Lietuvą. Gyvenkime ją kasdien ir dalinkimės, kad mūsų tautos ateitis, mūsų šeimų ateitis visada būtų pilna vilties, Dievo ramybės ir jo teikiamo džiaugsmo. Amen.